Labas rytas. Ką, 8 valandas. Biški šalta naktį buvo. Reikėjo keltis apie 2. Pasišildyti vandens biški. Įsidėti miegmaišį. Buteliuką, kad šilčiau biški būtų. Tai visai padėjo. O tada ir išmiegau. Ryte tik biški atšalo. Bet kažkaip nebuvo labai baisiai. Tai va, o dabar noriu jums parodyti savo nakvynės vietą. Žodžiu, tai vakar atvažiavau į stovyklavietę, kurią buvau susiplanavęs. Ten jinai tokia jau laukinė ant kalno. Čia šiaip nėra toli. Apie 300-400 metrų nuo šitos vietos. Tai bet ten tokia jinai gana vieša. Su daug poilsiaviečių. Ir, kaip supratau, turkai vakarojo. Tai tie turkai jaunesni, aišku, net ne ten be muzikų, be šaukimų, bet vis tiek daug, ten gal 12-15 žmonių buvo. Tai kalienas visokias rūkė taip toliau. Bet galvoju, palauksiu, gal prasisklaidys. Netrodė labai agresyvus. Tai sėdėjau ir paskui vienas haikeris, prancūzas, žygeivis priėjo, pakalbino. Aš paklausiau, kaip čia Prancūzijoje iš viso su šitu visų kempinimu, stovyklavimu. Tai sako, jo, šiaip kaip ir galima, nieks nieko, ten išskyrus šitose nacionaliniuose parkuose. Tik kai kuriuose vietose dabar negalima, nes poravimosi metas šitų briedžių. Tai, kad netrukdyti jiem žodžiu. Tai kai kuriuose vietose kempingas uždraustas, bet iš esmės kaip ir Prancūzijai, kaip supratau, Prancūzijai pagal jį, kad galima kempint laisvai. Tai va, tai čia geras dalykas, tada kažkaip irgi ten pasidalinau aš savo kelionę, pašnekėjom ir paskui sako, miegok čia, bet sako, šiaip 10-11 valandą turėtų išsiskirstyti žmonės ir turėtų būti tuščia, bet vėl, čia turkai, tai netikri prancūzai, tai visko gali būti. Tai va, galvoju, gerai, palauksiu, jei ką, kažkur kitur paieškosiu vietos. Laukiu, paskui žiūriu, jis ateina. Tai žmogus grįžo, sako, aš tau radau tobulą vietą nakvyniai. Sakau, ačiū, gerai. Sako, imk dviratį, einam. Tai va, čia paėjom 400 metrų, 304. Atvedė į šitą vietą. Tai aš tik pro krūmus ėjau, galvoju, vau. Sakau, čia turbūt gražiausia vieta, kokioj miegojau ever. Ta prasme, vau, su tokiu vaizdu skardis ir tiesiog viskas matosi, kiek akis neša. Tai net, sakau, pamačiau ir šiandien ryte atsikėlęs pamačiau, tai net šitie
oda pašiurpo, wow, toks vaizdas. Per kamerą čia net turbūt 10% nepersiduoda. Tai va, nesvarbu. Tai fainai labai čia prancūzai 3 buvo, aišku, vyresnio amžiaus, faini žmonės, ir maistu norėjo pavaišinti ir taip toliau, bet sakau, aš savo turiu, viskas gerai ir tai padėt. Tai pasistačiau palapinę, jie čia biškį pavakarojo. Ir viskas, ir išėjo, atsisveikinom. Ir tiek permėgau čia. Tai va taip šitą vietą radau, o tada radęs biškį tokią dilemą turėjau, nes žodžiu pasiskaičiavau, kiek liko važiuot ir kiek dienų dar turiu iki savo deadline arba užsibrėžtos datos pabaigos šitos kelionės. Tai neturiu tiek daug ir tada vieną dalyką praleidau planuodamas kelionę, tai yra įkalnę. Kažkaip planavau, kad maždaug plius minus 100 km nuvažiuosiu per dieną. Tai aišku, kai kuriom dienom nuvažiuosiu daugiau, kai kuriom mažiau ir panašiai. Bet va, privažiavęs šitą Prancūzijos dalį, pamačiau, kad čia didelė dalis, beveik visa dalis iki pat pietų Prancūzijos, kas yra 11-10 dienų, yra tiesiog kelias per miškus kalnais. Tai va, tai problema čia tame, kad su tokia įkalne žymiai mažiau kilometrų galėsiu nuvažiuoti. Tai čia aišku, mano problema, tiesiog fizinis pasirengimas, bet jo, jau vietoj 100 km vakar jau stengiuosi nuvažiuoti, bet tik 80 nuvažiavau. Tai va, šiandien dar daugiau įkalnės, tai manau, kad ir 80 net neįveiksiu. Tai visą tai sudėjus, susumavus, gaunasi, kad man reikės žymiai daugiau dienų, negu dienų liko. Nes Ispanijoje irgi tas pats labai didelė įkalnė. Tai čia vienas dalykas. Kita problema yra ta, kad šitas maršrutas yra sukurtas būtent MTB arba kalnų dviračiam. Kas reiškia, kad yra padangos žymiai storesnės, dažnai yra amortizatoriai ir panašiai. Tai bekelė su jais žymiai patogiau važiuoti. Pas mane yra gravelio dviratis, kas irgi leidžia bekelę šiek tiek važiuoti, bet ta bekelė proto ribose. Tai va, vakar kaip važiavau į šitą kalną ir ne tik į šitą, tiesiog buvo nemažai vietų, kada dviratį tiesiog reikėjo stumti. Nes žiauriai dideli akmenys, jau važiuoji ne kažkokiu žvyrkeliu su didelė skalda ar panašiai, bet tiesiog akmenys ir šaknis. Tai plus pas mane 11 bėgių, tai jau dviratį reikėjo stumdyti nemažai. O stumdyti su kuprinė, tai irgi yra ką veikti. Ir tas labai, labai daug laiko užima ir jėgų. Tai va, tai šitas sudėjus, šitas abi problemas, galimai reikės pakeisti šiek tiek maršrutą, kad pirmą tilpčiau į dienas savo sudėtas, antrą, kad išeitų tą padaryti su mano dviračiu ir padangom. Nes vakar net ir tas prancūzas pamatė, sako, o tu čia lipi į kalną, haikinį tipą. Sakau, ne, su dviračiu, sako, o kokį dviratį turi, parodžiau, sako, o gravel, no good. Tai išvengiam, kad, nes tokiam padangam, tokiais keliais, sakau, jau išsiaiškinau, jau supratau. Tai va, tai žodžiu, vakar biškį perplanavau maršrutą, tikslas išlieka tas pats, net ir kelionės tas maršrutas arba kelias irgi yra panašus, tiesiog rinksiuos šiek tiek kitokius kelius, kur nereiks dviračio tampytis, tikiuosi, ir tas man turėtų leist pasiekti Portugaliją laiku. Kampų nekirsiu, atstumas panašus išlieka, tai tiesiog gausis, kad rinksiuos kelius, kurie labiau tinka mano dviračiui ir man skirtam laikui. Tai baigsiu kavą, reikės į daiktus susidėti, maisto neturiu,
Tai nesu ir labai alkanas, bet tai jo, manau, pusryčiausiu tik apie pietus. Nuėjau į parduotuvę pusryčių biškį nusipirkti, irgi prisiminiau, kad aš Prancūzijoje. Tai Viva la fiesta. Ir bagetę nusipirkau, ir dešros, ir pomidorą, ir sūrą. Vienokią, ožkos sūrą. Nu, žodžiu, jau pusryčiausiu kaip ponas. Ne pusryčiai, o puota bus. Dar tokioj gražioj vietoj. Bažnyčia. Gatvelės. Man gerai. Ožkos sūris. Pomidoriukas. Šviežiam bagete. Pasaka.
Ką, išvažiavau prieš turbūt porą valandų jau iš Strasbūro. Dabar jau 7. Liko dar apie 3 kilometrus. Tai šiandien jau miegosiu turbūt, kur ponas Dievas duos. Nes manau, kad kempingo nepasieksiu. O šiaip laukų yra šone visai nemažai. Tai manau, kad kažkur šone ir pakrisiu galimai. Prieš įvažiuojant į Strasbūrą paskui tokį vyruką važiavau. Tai kažkaip taip gavosi, kad važiuodami pradėjom kalbėti, susibendravom. Kai sako, davai varom kartu čia į tokį kalną užkilsim, labai gražus vaizdas į Strasbūro miestą. Čia pamatysi, palydėsiu iki Strasbūro, papasakosiu, sakau, davai. Tai žodžiu, kokią, nežinau, 1,5 valandos kartu pravažiavom, pakalbėjom. Pasikeitėm kontaktais. Tie kontaktai tai Strava iš esmės. Atsveikinom ir viskas. Tai papasako biškį apie Strasbūrą, apie Prancūziją. Visai įdomiai. Tai tas 1,5 valandos labai neprailgo. O Strasbūras tai šiaip žiauriai gražus miestas. Aišku, aš ten irgi labai ilgai neužsibuvau. Pravažiavau, ką tas vyrukas man rekomendavo pravažiuoti. Biškį užkandau ir viskas, ir išmyniau, tai turbūt iki valandos praleidau. Tai va, dabar, kaip sakiau, pro pievas, pro miškus važiuoju. Va, tik atvariau, gaunasi apie 105 gal kilometrai, kažkas tokio biškį virš 100. Tai tiesiog radau va bokštelį. Čia laukime, kukurūzai, čia kažkoks keliukas. Tai manau, kad tiesiog čia kažkur ir statysiu. Nemanau, kad čia naktį kažkas važiuos. Čia iš karto už šito bokštyno takas. Tai lengva bus labai grįžti. Tai va, maisto turiu, vandens turiu. Tik blemba. Čia toks visai šilta. Ir net, sakyčiau, tas, kaip čia, humidity, dušnekas toks. Tai tokių muselių mažų debesis. Tokie tai į tą debesį, kai važiuoju, tai jau čia biškį apsivaliau, bet visos rankos, visos kojos. Tai nusipirkau atskirai dar visą didelį butelį vandens, tiesiog nusipraust tas museles ir purvą. Tai va, tai viskas kaip ir gerai. Gera diena, smagi. Ir viskas. Ką, varau statytis, tada palapinę po truputį ruoštis ir praustis. Ir eisiu miegoti. Manau, kad jau šiandien nelabai ką papasakosiu. Ir susitiksim rytoj tada. Tai gero jums vakaro.